Įsisiūbavusias aistras apvainikavo Jurijaus Smorigino verdiktas. Jelena geriausia, todėl šį vakarą įgauna neliečiamybę. Gal nereikėjo jam lyginti mūsų su Jelena, žinant jos profesiją, o šiaip tai... Žinojom, kad jinai plastiška, aš pati mačiau, kaip jinai kaip plastelinė susilanksta. O kad jums būtų dar daugiau pavydu, mes su Lena jums toj padarysim špagatą. Jo? O jūs mokat? Vaikeli, aš tiek moku, kad tu mano metuose užsidėsi tik tai kojinės meksi. Pažiūrėsim. Na, pažiūrėsim. Taip, tu darysi paskui mane. Gerai. Jo. Įsibėgėk. Jo. Ir hop. Tai pasiskrypti. Kad aš buvau geresnis, ne? Kadangi jūs pamylote mane, jūs ilgėjotės manęs. Patikėkit manim, čia viskas yra. Bendraukit su žmogumi ir suprasite, kad tas žmogus visai nėra blogas. Reikia tik jam pasakyti labas. Kaip tu gyveni? Ir žiūrėti, kas per tas žmogus. Niekad negalvokit, kad jeigu žmogus nenusišypsoja, kad jis yra blogas arba tenais. Gal jis kokią asmeninę tragediją turi, sakysim, ten kažko. Aš ir asmeniškai jums linkiu tikrai sėkmės ir dar kartą akcentuoju. Ką darysite? Taip, kovokite, nes gyvenimas jūsų laukia labai sunkus. Taip? Aš suprantu, kad šios minutės, kai jūsų mylimas vedėjas praneš, jog jau vėlu ir atėjo metas balsuoti, jūs nelaukite. Ir žinoma, ne dėl tokių paviršutiniškų priežasčių, kaip aš nenoriu išbalsuoti savo draugės, bet dėl vienos ir vienintelės priežasties, kad aš noriu išlikti šiame projekte ir būti nugalėtoju. Taigi, kaip ir kiekvieną kartą, šį kartą jūs vėl įrašysite savo konkurentės vardą lapelį. Pradedame. Mes čia jau seniai, bet šio žmogaus dar vis nepastebim. Jei reikia kažkokio šarmo ir truputėlį labiau atsiskleisti. Labai draugiškas žmogutis. Tiesiog mažiausiai prisidėjo prie paramos projekto. Vis dažniau šitos merginos pajaučiu nenatūralumą. Šio žmogaus norėčiau pajausti daugiau teigiamas atmosferos. Tiesiog noriu, kad ši panelė daugiau šypsotųsi ir būtų drąsesnė. Su šiuo žmogumi yra smagu bendrauti. Tačiau tai yra ir grožio konkursas, tad norėčiau palinkėti mokėti atskleisti, paryškinti savo pliusus ir paslėpti minusus. Merginos, laikas pažiūrėti, kas čia. Ieva. Simona. Indrė. Marija. Manau, suskaičiavot, matematika labai paprasta. Indrė, Marija ir Simona, prašom, ženkit arčiau. Sustokit čia. Indrė, Simona ir Marija surinko vienodai balsų, taigi balsavimas tęsiasi. Tai aš norėjau pasakyti, kad aš žinau, dėl ko tie balsai buvo. Gal dasidėjo tas, kad yra suskirstytos į dvi komandas. Mergina yra ne iš mano komandos, balsuoju prieš ją. Arba iš savo komandos nebalsuoju nieko. Ir šiaip tikėjausi iš tikrųjų šiandien balsų. Tokių, kurios galėtų kažkokį suokalbį vesti, iš tikrųjų nežinau. Čia kaip ir susiskirstėm komandom, vaikų namams, tai galbūt suokalbiai prasidėjo kitoj komandai.
Labai tokioj nežinomybėj mes esam. Kuo toliau, to vis sunkiau. Žiauriai sunku yra balsuoti toliau. Netrukus laidoje iššūkis Miss Lietuva. Šiandieną pirmą kartą tokia dramatiška situacija, kad balsus turim skaičiuoti 2 kartus. Aš balsavau dėję prieš savo komandos narę, kadangi man visiškai buvo jokio skirtumo, kiek dirbo ir kiek nedirbo. Aš negaliu balsuoti prieš savo komandos mergaitės, kadangi mums dar reikia tikrai daug padirbėti. Vienodai balsų surinkusios Marija, Simona ir Indrė su nerimu laukia konkurenčių nuosprendžio. Prieš savo komandos narį nebalsuosiu ir gal mažiausiai pastangų įdėjau darbą. Balsuoju prieš šią merginą, nes iš šių 3 merginų ją pažinau mažiausiai. Aš negaliu balsuoti prieš savo komandos mergaitės, kadangi mums dar reikia tikrai daug padirbėti. Šiandieną pirmą kartą tokia dramatiška situacija, kad balsus turim skaičiuoti 2 kartus. Pažiūrėsim, ką nulems antrasis kartas. Simona. Indrė. Marija. Simona. Ir dar kartą sakau. Simona, šiandieną su jumis atsisveikinu. Tikrai žinojau, jog aš, dėl to, kaip ir sakiau, kad komandos yra pasiskirščiusios ir niekas nenorės balsuoti už savo komandos narę, tai aš turėjau surinkti daugiau balsų, nebent kažkas persigalvotų. Nežinau, man tie argumentai iš tikrųjų pasirodė tikrai labai nerimti ir vaikiški. Nenoriu nieko įžeidinėti, prasme, tai neįžeidimas, gal tiesiog paskatimas daugiau šitaip merginos nesielkite. Tokių argumentų tikrai neverta. Aš balsavau dėję prieš savo komandos narę, kadangi man visiškai buvo jokio skirtumo, kiek dirbo ir kiek nedirbo, aš žiūrėjau žmogiškosios pusės, nes man trūko bendravimo su jie vien dėl to, kad aš esu naujokė. Aš pati balsavau, sakydama, kad aš nebalsuosiu prieš savo komandos narę, bet dar aišku sakinuką pasakiau, kad vis tiek kodėl. Jūs atsisveikinat, tikiuosi, kad tu sugrįši čia, nes žiūrovai gali tave grąžinti. O kaip ten bus, tai nežinia, kaip tu pati galvoji? Aš žinokit, dabar nieko negalvoju. Norėtum tęsti kelią Karūnos link? Labai? Aš galvoju, kad Simona neturėjo iškristi. Aš asmeniškai balsavau prieš Mariją. Tačiau labai stiprių argumentų tam neturėjau. Tiesiog pasakiau tai, ką pasakiau. Nesąžiningai, kadangi Simona tikrai buvo verta čia pasilikti. Pati prieš ją nebalsavau ne vieną kartą. Jinai tikrai yra nuostabus žmogus ir tikrai buvo vertas čia likti. Nebuvo situacijų, kada aš pasijausčiau alė lūzerė. Kažkokia tikrai visur man sekėsi. Nežinau. Gal merginos turėjo vertinti ir išmesti tą, kurį blogiausiai pasirodė visur. Prisimenu vis tiek. Toks argumentas balsuoti prieš kitą komandos narę, tai yra, visai pasikartosiu, vaikiška. Nebus jokių ašarų. Aš dar grįžtu. Beveik tiesioginė grožio transliacija jau eina į pabaigą, bet jeigu jūs dar nenorite atsisveikinti su štai šiomis žavingomis merginomis, siūlau tiesiog dabar prisijungti prie gražuolių internetinių rūmų adresu misslietuva.lrytas.lt ir dar daugiau sužinoti apie savo favoritės gyvenimą. Taigi, susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu metu, bet jau su naujais gražuolių iššūkiais. Iki, ate. Kitą savaitę laidoje Iššūkis Miss Lietuva žiūrėkite. Kai kuriems iš jūsų tai atrodė lyg nerealus sapnas. Gal daugelio galvoje kirbėjo mintis, nieko toms gražuolėms nepavyks. Ir aš jums pasakysiu, klysti žmogiška. Saulė, aš be tavęs niekas, aš be tavęs.